Kaip jūs galvojat, kur aš esu? Ką aš čia darau? Supratau, kad man patinka keliauti. Apie tai toliau. Taigi, esu Zakopanėje, tiksliau 10 km iki jos, 10 minučių nuo tos vietos, kur esame apsistoję Lesny Dvorak, prie puikios kalnų upės, kurią jūs tikrai matote. Čia atmosfera tokia, kad tikrai galiu pasakoti ir pasakoti, bet nuo ko tai prasidėjo? O tai, kad manęs vis prašė po pirmos kelionės papasakoti, kas ir kaip, todėl buvo nutarta, geriau aš įrašysiu, vietoje iškart pasidalinsiu savo įspūdžiais, patarimais ir bus daug lengviau nusiųsti kolegai, draugui, pažįstamam tą nuorodą, kad jis pamatytų iš karto. Jeigu jums patiks, jūs mane palaikysit, aš tikrai planuoju tokius video įrašus įrašinėti ir toliau iš kitų savo ateityje būsiančių kelionių. Todėl palaikykite mane ir žiūrėkime, nuo ko visą tai prasidėjo, bent jau ši kelionė pradžiai. Kodėl išvažiuojame vakare? O tai, kad naktį nėra spūsčių, kamščių keliuose, čia vienas dalykas, o antras dalykas tai, kad mes atvyksime į vietą ryte ir turėsime visą dieną prieš akį. Taigi ką, važiuojam? Mūsų padaugėjo, pakeitėm automobilį. Dabar šiek tiek mankštinamės, kažkas šoka ir judėsim toliau. Esame Suvalkuose. Tai yra vienintelis valiutos keitimo taškas, kuris dirba visą parą. Kodėl valiutą reikia pasikeisti ir turėti grynųjų? Todėl, kad mažuose kalnų miesteliuose ne visada galima atsiskaityti kortelę. Todėl dabar einu keistis. Pinigėliai pakeisti, važiuojam toliau. Štai ir atvažiavome į savo galutinę stotelę. Tai yra puikūs namai Lesny Dvorak. Šeimos verslas. Aplinkui yra labai graži teritorija. Dabar šiuo metu esame parkingo vietoje ir mūsų automobilis stovi. Ir tikrai parodysiu kelias vietas, kuriuose galima ramiai pasisėdėti, išgerti kavos, kas rūko parūkyti, pasivaikščioti, pasigrožėti, pasiklausyti paukščių čiulbėjimo, pabūti ramybėje, atitrūkti nuo miesto šurmulio. Tiesa, kiek girdėjau, kad pas šeimininkę galima paprašyti grilį ir pasigrylinti. Vakarais gal geriau lauke nesėdėti, nes kartais girdisi kaip ir žvėriukai ten viens paskui kitą bėgioja. Nu, aišku, jeigu esate iš bailiųjų. O čia yra dar vienas išėjimas iš mūsų valgomosios zonos, kurie galima tikrai prisėsti, išgerti kavos, arbatos, sulčių. Jeigu kas atsimenate, tai yra ta vieta, kur mano buvo nufilmuoti pirmieji 3 ar 4 trumpi video, nuo kurių ir prasidėjo mano visas šis darbas. Šiaip labai faina. Noriu parodyti jums bent kelis kambarius, kaip jie atrodo šitame Lesny Dvorak name, kuriame galima apsistoti. Ir kodėl tai patiko man. Tai vienas iš kambarių yra dvivietės. Kuriame yra 2 lovos sujungtos, jas galime yra atskirti. Yra spintelė, yra staliukas, foteliukas, televizorius. Vonios kambarys, kuriame tikrai yra, kiekvienam kambarį yra fenas, kas moteriams ypač yra aktualu. Ne kiekviename kambaryje yra, bet šiame yra balkonas, iš kurio atsiveria puikus vaizdas, kuris iš karto keria ir čia net pabudus ryte galima išeiti, atsisėsti, pasėdėti, pasigrožėti, paklausyti. O dabar pažiūrėsim, kaip atrodo 3 vietų kambarys.
Aišku, logiškai mąstant iš karto, kad yra 3 vietės, tai 3 lovos. Spintelės, stalas. Televizorius tai tikrai yra kiekviename kambaryje. Kuo didesnis kambarys, tuo didesnis televizorius. Ir aišku, balkonas su savo vaizdu. Taip pat čia yra ir jaunavedžių numeriai. Kol kas čia yra sukrauti mūsų visų daiktai. Didelė dvigulė lova. Šiame numeryje nėra balkono, bet taip, kai kuriuose yra jisai. Ir ką aš pastebėjau, kad jaunavedžių numeriuose visada yra šaldytuvas. O čia mūsų tarnybinis šuniukas. Tiesa, dėl gyvūnų, šuniukų, tai geriausiai iš anksto susitarti, pasiklausti su šeimininkė, ar galima ar ne. Kai mūsų tokia didelė, labai agresyvi kabutėse šunytė, tai ją leidžia. Prieš parodant valgomąjį, noriu pažymėti, kad čia galima įsigyti ir su simbolika Zakopanės tapkutes, kojinytės, pledukus. Na ir mūsų valgomasis. Tikrai yra erdvi patalpa, kur daug žmonių telpa. Žinoma, dabar čia nėra iš maisto, nes pusryčių metas jau pasibaigė. Čia yra puikus kavos aparatas, kuriuo galima naudotis bet kuriuo paros metu. Ir tikrai gera, skani kava, nes kas žino, kas keliavo Lenkijoje, kad atrasti, išgerti skanios kavos yra tikrai sunku. Čia tikrai gerai. Šičia tai tik pusryčių metu galima valgyti, bet yra ir vieta, virtuvėlė, kurioje po to dienos bėgį ar vakarienę ar pietus galima pasigaminti patiems. Yra ir šaldiklis, ir šaldytuvai, ir virdulys, ir dujinė, ir elektrinė plytelė, ir mikrobangė, ir aišku visi stalo įrankiai. Tikrai puikiai gera vieta pasisėdėti, jeigu ne vienas atvažiavote su draugų kompanija, tai vakare pasigamini ir sėdi ir puikiai leidi laiką. O nusileidus dar žemiau, yra puikiai zona vaikams su žaisliukais, todėl tikrai tinkama vieta su mažais vaikais. Kiekvienas ras ką veikti. O suaugusiems yra biliardas. Nemokamas. Ir žinoma, kai yra daugiau žmonių susirenka, tai gali tekti susiderinti eiliškumą, kada kas po ko žaidžia arba bendrai žaisti. Kas yra dar svarbu, kad čia yra tylos laikas. Kad galėtų visi pailsėti, nes vis tiek ir maži vaikai yra, tai nuo 10 jau vakaro, 22 valandos, geriau būti ramiai, tyliai ir niekam netrukdyti. Būnant Zakopanėje, tikrai siūlau ir kviečiu apsilankyti Gubaluvkoje. Ir automobiliu, ir keltuvu, ir pėsčiomis. Viskas priklauso nuo jūsų piniginės storio ir jūsų pajėgumų. Kodėl čia verta? Visų pirma, atsidaro labai puikus vaizdas kalnų, kuris tikrai žavi mane iki šiol. Nors jau esu antrą kartą čionais, bet keria jisai nemažiau nei pirmą kartą. Be to, tai patiks ne tik tai suaugusiems, bet ir vaikams, nes čia yra daug atrakcionų ir nusileidimų takelis, ir alpakų parkas. Suaugusiems tikrai patiks ir suvenyrai, ir vienas iš tradicinių tokių patiekalų, kaip ir keptas sūris su spanguolėmis. Taip pat Zakopanė labai garsi yra avimis ir čia galima įsigyti avių dirbinių. Ir tikrai rasite kiekvieną sau kažką ir tai yra tikrai verta. Todėl kviečiu čia apsilankyti.
Esame Šafliaruose ir šioje vietoje yra du geoterminio vandens parkai. Vienas yra mano už nugaros, o kitas yra visai šalia poros minučių bėgyje, pėstute einant, Goronci potok. Ir su jais mes susipažinsime visai neužilgo. Nu ką, išbandžiau šiandieną termo Šafliaruose. Čia ką galiu pasakyti, kad yra 5 gal baseinai ir juose yra pagrindinė temperatūra 36 laipsniai, vienam 26. Yra sauna, ale sauna, nes kitaip pavadinti ale neįmanoma, nes ten temperatūra tokia, kad tu labiau sušali negu sušylė. Yra džakuzi, ten burbuliukai gerai muša. Yra vaikų varlinukas, čia patogu tiem, kas turi vaikus. Yra įvairūs kalneliai, nuo kurių galima leistis. Kaip deklaruoja pati kompanija šitą, kad jų vandenys yra termaliniai, yra daug mineralų. Bet kas yra jaučiama iš karto įėjus, tai labai didelis chloro kvapas ir jo ten yra tikrai nemažai. Ir jeigu jums patinka Vičy parkas, kuris yra Vilniuje, tai manau jums ir šiandien patiks. Man ne. Kochani, na pożegnanie dla wszystkich najwytrwalszych i dla wspaniałych cyganów z pozdrowieniami od ochrony i ratowników. Sveiki, šiandien esu Goronci potok ir ką aš galiu pasakyti apie tai. Čia yra 7 baseinai su termaliniu vandeniu ir kiekvienam baseinė skirtinga temperatūra ir tikrai kiekvienas ras sau, tai kas jam patinka, kokia temperatūra tinka. Bent jau man labiausiai patinka, kai yra 39-41 baseinas, po to einu ten, kur 24-26 laipsniai. Kontrastas gaunasi, atsigaivina kūnas. Ir šitas kompleksas skirtas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams, yra vaikams skirta zona. Ir čia yra linksma muzika ir tikrai mano pasirinkimas iš ar vakar dienos, ar šiandienos, tai tikrai Goronci potok man. Nuo tos vietos, kur mes esame apsistoję, 26 km maždaug yra Dunajac pilis, į kurią mes dabar ir atvažiavome ir ją pasižiūrėsime. Tikrai rekomenduoju sezono metu bilietus nusipirkti iš anksto internetu, kadangi jeigu nenusipirksite, vietoje gali tekti pralaukti 3-4 valandas. Bet mes tikrai pasielgėm gudriau, nusipirkom internetu iš anksto, iš ryto, tai kaip tik tam laikui ir mes atvažiavome. Taigi einam į pilį. O čia, jeigu kažko nusikaltot arba nenorit pasakyti tiesos, iš jūsų išmuš kankindami jūs. Nedrebulys einu.
Jau praėjau beveik visą pilį ir kas paliko įspūdį, tai ir monetos senovinės ir kaip atrodė anksčiau pypkės iš molio, bet čia iš seniau laikų. O iš ankstesnių jau, kas arčiau mūsų 19 amžiaus, kaip atrodė kambariai, koks buvo šildymas, koks buvo WC, tai yra ir kokia apranga buvo, tai tikrai įdomu. O va šitoj terasoje tikrai atsiveria puikus vaizdas į kalnus, į dabartinę užtvanką, kuri užtvanka irgi 19 amžiuje pastatyta. Tikrai super. Na ką, viena pilis įveikta. Įdomu, ar užteks dar jeigu kitai piliai. 20 minučių kelio ir yra kita. Šorstin pilis. Tai, kas liko nuo jos tiksliau. O jei vis dėlto nutarėt neapmokėjus bilieto įeiti, jūsų laukia tai. Aš mėgstu rinkti monetas iš įvairių vietų, visose mūgėse darausi. Nutariau ir šiandien su mūsų pilimi. Ten? Tak, ten. Okay. Ja. Oho. Tym cała frajda. O. Kaip ir visur, yra suvenyrų, kur galima nusipirkti. Taip ir čionais. Einam. Na wagę, różne są wtedy, nie? Это с места пора и Kalnai, stogo pilis, tai tiksliau kas liko iš pilies ir vėjas daro savo. Apžiūrėjom šią pilį, keliaujam toliau. Po praeitos mano kelionės į Zakopanę dar iki šiol, praėjus pusmečiui, gaudavau paklausimų, kas, kaip, kur, kaip geriau. Todėl spontaniškai nutarėm įrašyti kokybišką vaizdą, susiplanuoji, kada geriausia važiuoti. Pastebėjimas ateičiai, jeigu norite tikrai gauti tai, ką jūs norite, susiplanuokite, kur jūs gyvensite bent jau prieš 2 mėnesius, nes būtent kai yra tos datos, kai kokios šventės, ilgesnis savaitgalis, tai tada tos vietos greičiausiai dingsta. Antras dalykas, ką pirmiausia reikia su savim pasiimti, nepamiršti. Asmens dokumentai, automobiliai, visi dokumentų automobiliai, nes vis dėlto kertam sieną. Daug prisimti daiktų irgi neverta. Kai pirmon kelionėn važiavau, pas mane buvo gan didelis krepšys daiktų, bet tada ir buvo, aišku, toks jau rudens žiemos sezonas, buvo šalta, drabužiai vis tiek daugiau užima vietos, todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į sezoniškumą. Kai planuojat kelionę ir gaunasi tokios išeiginės šventinės dienos būtent šitoj šaly, dabar kalbam apie Lenkiją, nes pas mus kaip tik ir gavosi, kad gegužės 1 šventė ir gegužės 3. Šiomis dienomis beveik niekas nedirba, jokios parduotuvės išskyrus Žabki. Tai reikia turėti omeny ir kartais gal labiau apsimoka kažką su savimi įsimesti užvalgyti tom dienom, bent jau 1 dienai. Nes jeigu nesinori labai išleisti į kavinę eiti valgyti, o po to kai jau kitai dienai, tai jau galima nusipirkti iš vakaro. Planuojant kelionę yra taip pat, kaip ir svarbu, pasižiūrėti, ką jūs norite aplankyti. Tai, ką mes šiuo metu, šios kelionės metu aplankėme, jūs jau matėte. Kodėl yra svarbu pasiimti grynuosius pinigus? Nes visi parkingai yra mokami grynais pinigais ir juos būtina išsikeisti į zlotus. Ne visur galima atsiskaityti kortelę, net ir parduotuvėse, mažose parduotuvėse. Šiaip paprašyme, aš tikrai pasidalinsiu nuorodomis tų vietų, kuriuose aš pabuvau, tai, kas yra naudinga. Visus įspūdžius, tai, ką aš pajaučiau šioj kelioniai ir jūs patys atvažiuosite čionais ir tai pajausite savaip. Nes skiriasi kelionė, skiriasi pojūčiai. 1, 2 kelionė tikrai yra 2 skirtingos. Tikrai kviečiu atvažiuoti čionais ir
pasimėgauti. Iki.